Labas rytas, su jumis laikraščio apžvalga. Šiandien rugpjūčio 23-oji, istoriškai Lietuvai svarbi data. Tai Juodojo Kaspino ir Baltijos kelio diena. 1939 rugpjūčio 23-ąją Maskvoje Vokietijos užsienio reikalų ministras Ribbentropas ir Sovietų Sąjungos užsienio reikalų liaudies komisaras Molotovas pasirašė abiejų šalių nepuolimo paktą, kuris turėjo įtakos Antrojo pasaulinio karo pradžiai. Paktas panaikino ir Baltijos šalių nepriklausomybę. Jos buvo padalytos šioms dviem šalims. Nuo 1989 rugpjūčio 23-ąją, minint 50-asias Molotovo-Ribbentropo pakto metinės, jau Lietuvos sąjūdis surengė akciją, kurioje matyt daugelis esate dalyvavę. Tai Baltijos kelias, kuomet Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai susikabindami rankomis sudarė gyvą grandinę per Baltijos valstybės, taip simboliškai atsiskirdami nuo Sovietų sąjungos ir išreikšdami norą būti laisvais. Skaičiuojama, jog 2,5 milijonų žmonių grandinė lygiai 19 val. Nusidriekė nuo Gedimino bokšto Vilniuje iki Hermano bokšto Taline. Baltijos kelias yra įtrauktas į Gineso pasaulio rekordų knygą kaip ilgiausia žmonių grandinė. Nuo UNESCO jį įtraukė į pasaulio atminties sąrašą. Taigi šiandien visoje Lietuvoje vyks Baltijos kelio dienos minėjimai. Beje, UNESCO sprendimu rugpjūčio 23 diena paskelbta minėtina kaip tarptautinė vergovės panaikinimo diena. Mat 1791 San Dominge ir Haityje rugpjūčio 23 sukilo vergai. Tai buvo pirmasis žingsnis vergovės panaikinimo link. Štai tokie istoriniai faktai, o dabar žvilgsnis į spaudą. Lietuvos rytas šiandien rašo apie aukso kainą. Teigiama, jog vakar pasaulio biržuose už daugiau nei 31 gramą aukso buvo mokama beveik 1900 Jungtinių valstijų dolerių. Apie tokią aukso kainą niekas nesvaičiojo nei prieš porą metų, nei šįmet sausį. Per 5 metus šio metalo kaina pakilo 3 kartus. Aukso spindesys akina ir Lietuvos investuotojus. Tik ar toks taupimo būdas iš tiesų saugus? Ekspertai įspėja, kad aukso kainų karuselė jau virto burbulu, kuris bet kada gali susprogti. Šią vasarą ledus valgėme 10% brangesnius nei pernai, teigiama Vilniaus dienoje. Ne tik kaina, bet ir šaltoki lietingi orai nežadino gyventojų noro pirkti ledų. Šiemet birželio pradžia buvo labai karšta, todėl ledų pirkimas augo labai smarkiai ir jų nupirkta 20% daugiau nei pernai. Tačiau Liepą ir rugpjūtį ledų parduota mažiau nei pernai. Todėl bendras ledų pardavimas nuo pernykščių metų skiriasi vos keliais procentais. Publikacija "Prekiauti ledais trukdė lietingą vasarą". Taip pat Vilniaus diena rašo, jog Lietuvos kanojininkai Tomas Gadeikis ir Raimundas Labuckas 3 kartą iš eilės tapo pasaulio čempionais. Nežinau, ką reiškia šis medalis. Nieko. Lietuvos sporto funkcionieriams jis nieko nereiškia, sakė Tomas Gadeikis. Dabar jau esame pripratę nieko nesitikėti. Dėl medalio kovojame savo. Sportininkai tikina, kad garsus politikų teiginiai apie papildomą motyvaciją ir finansavimą iki šiol išlieka tik gražios kalbos. Taigi rašinys medalis tik savo. Vilniaus dienoje taip pat rašoma, jog dar vasaros pradžioje žirgų prieglaudoje Kairėnuose Vilniaus rajone ganėsi 6 žirgų, kurie buvo išpirkti iš tinkamai jų neprižiūrinčių savininkų ir ištraukti iš skerdyklų. Gyvūnų globėjai ne tik juos prižiūrėjo, bet ir intensyviai ieškojo jiems naujų šeimininkų. Iki rudens veiksiančioje prieglaudoje liko tik 2 žirgai. 4 metus veikianti nepelno siekianti organizacija Žirgų globos asociacija iš viso spėjo pagelbėti daugiau nei 30 žirgų. Na ir Respublikos sporto puslapyje rašoma, jog vakar visuomeniai buvo pristatyta šių metų Europos krepšinio čempionato naudingiausiam žaidėjui atiteksintis apdovanojimas. Iš juodojo granito pagrindo iškylančioje stiklinėje kompozicijoje buvo įamžinti 3 medaliai, kuriuose nukaldintas čempionato ambasadoriaus Arvydo Sabonio portretas ir parašas, siekiant priminti Europai Lietuvos krepšinio istoriją. Plačiau apie tai skaitykite rašinyje "Apdovanojimas primins Arvydą Sabonį". Tokios spaudos naujienos ir keletas koncertų, kuriuose galime apsilankyti šiandien. Tebevykstant Kristupo vasaros festivaliai Švento Kazimiero bažnyčioje sakralinės muzikos valandos su Aleksanderiu Gorinu, vargonininku iš Izraelio, kuris atskleis savitą baroko polifonijos grožį. Nuo Šventos Kotrynos bažnyčioje esate kviečiami vieno žymiausių Lenkijos džiazo atlikėjų Vladimiro Nahornio suburto seksteto koncertą pasiklausyti džiazo interpretacijų. Mokytojų namų kiemelyje koncertas žemaitiškų pavadinimų Būntep. Žemaitijos bardas Andrius Kulikauskas, norėdamas savo autorinėms dainoms suteikti ypatingą atlikimą, subūrė grupę Kuli Family, kurią sudaro režisierius Aidas Giniotis ir teatro Atviras ratas aktoriai. Taigi puikia proga jų pasiklausyti šį vakarą. O vasaros pabaigai išskirtinis Lemon Joy koncertas su naujom ir senom dainom grupės lyderio Igorio Kofo gimtadienio proga. Šis koncertas dovana nuo Igorio ir vienuolyno kiemo visiems
Lemon Joy gerbėjams. Kągi puikių emocijų vakarop susirenksintiems pasiklausyti norimos muzikos ir sveikinimai šios dienos varduvininkams Pilypui, Rožiai, Girmantui, Tautgailiai. Puikios besibaigiančios vasaros dienos, tiesa jau rytoj turėtų nors trumpam sugrįžti vasariškai šiltas oras, bet sinoptikai žada, kad dar galėsime pasimėgauti šiek tiek saulę. Taigi ačiū, kad žiūrite ir iki rytojaus.